Nu ką, sveiki. Šiandien cheminių salono valymui turim Volkswagen Šaraną. Tokį va aparačiuką. Tai, žodžiu, salono būklė nėra labai ten tokia tragiška, bet jau valymo tikrai labai prašosi. Daug smėlio, daug dulkių, daug šiaip visokio purvo. Tai, žodžiu, atliksiu detalų valymą, plausės sėdynės, kiliminė danga, siurbsis, valysis, plausis kažkiek, tai kilimėlius visus išplausiu. Mačiau, yra ir guminiai, ir medžiaginiai, tai žodžiu, ir tuos reikės sutvarkyti. Langai įsivalės, lubas pavalysiu ir šiaip visą detaliai pereisiu, detaliai viską išvalysiu, kad būtų nei dulkelės. Tai jo, tai būklė. Tai jo, dar ir kėbulą reiks nuplauti. Tarpduriai įsiplausiu visur gražiai, nes jau čia tikrai, kad reikėtų praplauti, ne kažką. Tai jo, žodžiu, saloniukas toks. Tokia situacija salone. Ne kažką sakyčiau. Bus ką veikt. Tai jo. Čia irgi. Jo, plausės sėdynės, kilimėliai šiti visi. Viską įsiimsiu, viską sutvarkysiu. Va, taip atrodo viską čia po kilimais. Tiek va visko. Nu jo. Vieno kambario butukas toks. Tokio vadėdžio automobiliukas. Čia bagažas kaip ir nėra toks labai baisus. Šitas. Na jo. Čia visur įsiplausys įvalys, nes nelabai čia švaru. Na jo. Yra. Biškį. Purviuko. Smėlio visokio. Matyt, nesiurbtas ilgai automobilis. Tai nieko, įsisiurbs, susitvarkės, visur viskas įsivalys ir vėl bus kaip naujas beveik. Tai va, tokia ta situacija. Tai žodžiu jo, gazuoju, pafilmuosiu eigą, kaip ten sekasi man, kaip ten ką valiau, kaip ten ką darau ir pasižiūrėkit, jeigu turit kažkokių klausimų, kažkas tai įdomu, norit paklausti, kokią ten chemiją naudoju, kaip ten ką pavalyti efektyviau, kad greičiau gautųsi, saugiau, geriau, nu žodžiu. Jeigu kyla kažkokių klausimų, jeigu norit kažko paklausti, tai drąsiai klauskit ir gero žiūrėjimo. Dabar reikia kilimėlius visur įsijimti, visur prasipūsti viską, tada eisiu prie tarpdurius plausiu, valysiu. Tai jo, dabar Viską prasipučiam, dulkės visur.
Opa. Nu gerai, čia paskui įsiims viskas. Pažiūrėk, sėdiniai kiek dulkių. Stengiuosi pūsti iš vienos pusės viską, kad išeitų kuo daugiau tų dulkių visokių, nes jeigu pūsiu čia, iš čia, į ten, tada iš ten į čia, tai biškį taip vėl viskas atgal į saloną sueina, tai pučiu viską į vieną pusę. Nu va, kaip ir biškį prasipučiau tos visus tarpelius tokius. Čia nais. Nu, kur, ta prasme, pribirėja daug, kur dulkių daug, tai išpučiau su oru. O dabar pereisiu prie tarpdurių valymo ir tarpdurių plovimo, nes, nu, tikrai nėra švarus, tai viską išplaunu gražiai, išblizginu. Tai jo, pereinam prie tarpdurių plovimo. Čia gal šitas vietas paliksiu valymo metu, nes blemba čia neišplausiu, nes aptaškysiu labai čia nais viską. Tai viską pasilieku tada valymo metu. Bus geriau prieiti. Dar kiek purvo po šito.
Čia jau aukščiau neplaunu su kerkeriu, nes labai pritaškysiu saloną, jau ten valymo metu pravalysiu su skudarėliu ir viskas. Viskas ten įsivalės ir neprisitaškys į saloną. Nu va, tarpduriai kaip ir išvalyti. Dabar imu kerkerį ir visur gražiai viską įsiplaunu. Įsiplaunu, tada nusisausinu ir eisiu į saloną, jau atsisukinėsiu sėdynės. Įsisiurbsiu visur viską taip. Pirminį tokį siurbimą padarysiu, tada jau eisiu prie kilimų valymo su tornadoru, su chemija, tada vėl nusiurbsiu. Nu va, tarpduriai kaip ir išplauti. Dabar reikia prasisausinti juos, nes čia kai pradėsiu pūst dulkes visokias siurbt, tai viskas vėl prilips, tai nu kaip ir toks darbas be tikslo bus, nes vėl reikės plauti. Tai jo, žodžiu, einu dabar su sausinimu šluostę ir pereinu per visus lenkstukus. Tas vietas pasiliksiu, kaip valysiu. Čia labai sausinti nereikia, tokį ant greito sausinimą padaryti. Puk, kad nebūtų vandens lašų išdžiūvusių likusių. Viskas. Galima ir prasipūs dar. Blizga gražu, tas pats ir čia visur. Greitą tokį va, puk, sugertuos lašiukus visus, kad išdžiūvę nesimatytų. Kadangi vanduo vis tiek jisai nėra ten kažkoks labai jau švarus su kalkėm, tai tos
kalkės lieka paskui išdžiūvusios. Tai būtina sausinti. Norint išvengti kažkų šitų visokių pridžiūvusių. Jo, nusisausinam čia visus šitus tarpdurius. Ir eisim prie straubliavimo, kaip sakau. Net ir durys lengviau darinėjasi, kaip įsiploja. Aha, čia dar reikia pavalyti. Nu jo, čia kaip valysiu jau. Viską davėsiu. Nu va, vaizdelis jau iškart toks biškį panašesnis. Nu ką, dabar reikia atsisukti sėdynės, kad būtų lengvesnis priėjimas po sėdynėm ir kad galima būtų ten viską išsiurbt gerai. Op, vienas varžtukas. Op, kitas. Blemba, kažkur pamečiau tą šaratuką iš galvutės, tai dabar galvutė nesilaiko, tai biški komplikuotas tas atsukinėjimas, reikia va vis prilaikyti tą galvutę, kad neiškristų. Kažkaip tai per lengvai tos sėdynės atsisuka. Gal kažkada jau buvo atliktas kažkoks valymas, tai nu va, atsisuko sėdynė, dabar atsiverčiam, aišku, reikia susikelti mums dabar. Ir va, dar po sėdynę kiek vietos turiu. Čia jau kaip įsisiurbsiu, viską pasibaigsiu, tada sėdynę pasikelsiu į priekį, pastumsiu, tada čia gale turėsiu nemažai vietos. Galim perėti prie kitos. Tas pats procesas realiai. Blemba, ta galvutė tai. Žaidimai čia tik su ja. Nu, iškart iškrenta. Nesilaiko. Nieko, teks painvestuoti į įrankius, nes jau senai sakiau, kad reikia atsinaujinti. Čia viskas jau tai, sakyčiau, atidirbę. Nu va. Čia tokią situaciją turim. Nėra labai baisiai. Nu, bet reikia valymo. Iššauna monsteriuko. Tai ką, žodžiu, dabar prasisiurbsiu šitus visus didžiausius dalykus. Dabar nereikia labai gerai visko įsiurbti, svarbiausia viską taip, nu, kaip nereikia gerai, nu reikia normaliai prasiurbti. Tada eisiu su tornadoru. Tornadoru išmušiu ten visą smėlį likusį kiliminiai dangoje. Ir tada tada vėl prasiurbsiu ir matysiu, ar reikalingas plovimas ar ne. Jeigu bus reikalingas plovimas, tada dar ir praplausiu tą kiliminę dangą, bet dažniausiai labai gerai ir su tornadoru, nes tornadorė yra chemija. Ir su chemija kaip išdaužai, tai irgi taip kaip ir įsivalo, įsiplaunu, o dar tada siurbliu nusiurbi, tai iš giliau viską ištrauki ir visai neblogai būna. Tai va, tai siurbiu, žodžiu. Nu va, kiliminė danga kaip ir prasisiurbė. Visai neblogai, sakyčiau, dar su tornadu pereisiu.
Bet žodžiu, po pedalų, va ten neina gerai viską įsiurbti, tai įsisuksiu, pasitrauksiu pedalą. Čia atsidaro toks dangtelis, pukšt. Ir ten yra žodžiu varžtas, jį atsisuko. Atsisuko. Sumuštas. Ir tada tas pedalas, į seimą, šoną pasidėsiu. Čia kažkur ir va dar kiek po pedalų dažniausiai lieka. Ten nelabai eina prieit, nu aišku gali prieit, bet taip žymiai viskas paprasčiau ir geriau pasidarys. Dabar tą visą kilimą gerai perėsiu su tornadu ir su tekstilės valikliu. Nu va, pereita su tornadžiuku. Tai kaip ir visai neblogai viskas, smėlis, viskas įsimušė, liko ten viena kita tokia dėmelė. Dabar dar pabandysiu pasiurbti ir pasižiūrėti, ar viskas į seimą, kas liko. Nu va, tornadžiukas labai gerai susitvarkė savo užduotim. Visas purvas, viskas išėjo. Aišku, dabar tokio idealaus siurbimo nedariau, tik nusiurbiau tą visą purvą nuo paviršiaus. O jau visą tą paskutinį idealų siurbimą padarysiu ant pačios pabaigos, nes vis tiek čia dar visur valysis sėdynės irgi kiek dar visokio smėlio ir vis tiek visas purvas, visos dulkės, vėl viskas kris ant žemės, o irgi dar kilminė danga, jinai yra drėgna, tai geriausia ją įsiurbti, kaip jinai jau bus pradžiūvus sausa. Tai va, žodžiu. Toliau pereisiu prie valymo šitų visų dalykų, durelių. Įsivalysim čia viską ir judėsim į galą. Tada gal į tą pusę eisiu ir bagažinę jau ant pabaigos pasiliksiu. Tai čia irgi reikia iš tas sėdynės atsiversti. Tada atsisuk, nusiimt, nu, žodžiu, viską eigoj, viską procesą pamatysi. Tai žodžiu, salono valymui naudoju KD Detailingo salono valiklį. Nu, čia tokia kaip ir bus naujiena, dar vis testuoju, žiūriu, kaip čia viskas vyksta. Ir ateity, manau, bus galima šito dalyko įsigyti kddetailing.lt. Žiauriai paprasta naudoti šitų valiklių, susipurški plastikus, susipurški ant šepetėlio ir viskas. Labai gerai putoja, labai gerai purvą tirpdo, pereini visur taip čiuk. Ir viskas. Ir nereikia ten trint, nereikia, nežinau, kažkokių agresyvių valymų, tiesiog va, užtenka tik pereit, sujudint tą purvą.
susivalom gerai, kad paskui neliktų. Sėmi šluostę. Pirmą visada nuimu tą tokį šlapiausią vietą šlapiausias. Visą purvą sugeriu, kad netampyčiau jau po visas dureles. Susigeriam viską. Ir tada pasiimu švarę vietą. Ir dar kartą taip visur pereinu. Jau galutinai nusausinu kiek įmanoma. Paskui visą likusį darbą oras atlieka. Visur įsipučia viskas švariai gražiai. Ir viskas, durelės švarios gražios. Taip pat čia ir slenkstukus susipurškiam. Šepetėlio kažkiek. Ir let's go! Svarbiausia iš gumų va šitų tarpų gerai išvalyti, nes ten būna labai daug purvo, smėlio. Labai gerai cheminė šitą putoja. Valiklis. Čia ir sėdinę pasivalysim iš karto prie to pačio. Nu va. Dabar imam šluostą, nusiimam purvą. Dabar su švaria pusė dar kartą pereinam, nusisausinam geriau kažkutį. Ir tada su oru prasipučiam. Visada pūsdamas orą laikau šluostę priekį, nes tai daug bėga iš tų tarpų, ta prasme, produkto, tai kad nepribėgtų ten kažkur, neprisitaškytų, tai visada laikau taip, kad viskas susigertų iš šluostės. Nu va, kaip atsigavo gražiai čia viskas. Gražu, švaru. Tai žodžiu bėgeliam šitom vietom valyti visada naudoju kažkokį prastesnį šepetėlį, nes va kaip ten yra tepalo. Tai va realiai ten su šepetėliu pavalius iškart tam šepetėliui šakės. Tai susipučkiu gerai chemiją. Ir taip ant viršaus tai greitai pereini, tą visą purvą sujudiniu, paskui jau viskas į šluostę susigeria. Taip pat ir šluostę jau reikėtų kažkokią naudot, kuri jau, kaip aš sakau, į pabaigą. Visus tarpelius gerai pramankštinu tą purvą, kad jisai pratirptų. Šitos šluostės kaip ir nenaudosiu tolimesniem valymam, tai jau
Galiu ir čia pravalyti. Ir viskas čia taip prasivalai, prasisausini tą purvą visą. Sugeri ant skudurėlio, kad jisai liktų. Ir tada pasiėmė orą. Kaip ir minėjau, laikyti šluostę visada prieš pučiant, kad susigertų viskas į šluostę, neįtų ten kažkur. Viskas, švaru gražu. Nu, čia jau situacija biški rimtesnė. Pasižiūrėsim, kaip susitvarkys valiklis mūsų. Man vėl tą patį prastą šepetėlį. Ir pereinam visur. Čia tai žviso jau prikepė baisiai. Net šepetėlis neima. Gal reiks kažkiek palikti, kad pasimirkyti, nes čia taip paprastai jau matau, kad nenusigamės. Ai, nors ne, gerai, viskas nueina. Jau šitą šluostę naudosim bėgelę nuly. Tiek to jau. Nu blemba, kaip ir labai gerai. Čia iškart prasivalom. Nenutraukti laidų, aišku, būtų labai gerai. Ir viskas oru prapučiu. Čia jau tiek to leidžiu tai chemijai bėgti ten į galą, nes vis tiek jau paskui gale valysiu, tai blogiau nebus, o blemba. Įsijungia. Ir vėl, taip, gražiai tas dulkes visas nusiėmė. Ir viskas. Kaip ir neblogai, tik ten blemba reikėtų dar jau pavalyti. Nu, kaip ir minėjau, į galą visa chemija dabar suėjo. Tai dabar, op, čia susipurškim. Tai žodžiu, čia valau ir sugalvojau tokį vieną dalykėlį. Aišku, čia visiems, kas stebit, kas žiūrit šiuo momentu, nežiūrės. Kas nežiūrės, tai tas ir nežinos, aišku, 100%. Tai žodžiu, neužilgo bus šitų visokių valiklių, salonų valiklių, odos valiklių, stiklų valiklių mano internetiniai parduotuviai. Tai, kas stebit, kas žiūrit mano šitus visus valymus, tai gausit nuolaidą. Įvėsit koduką. Kokį čia kodą sugalvoju, kad tik stebėtojai galėtų sužinoti. Davai padarom bėgelių valymą. Ir gausit 10% nuolaidą visiems produktams iš kadetailium.lt. Bėgelių valymas. Nu, žodžiu, prasivaliau čia dar ir kitą pusę priekio, dureles, ten kiliminę dangą susipirkau, sėdynę, bėgelius išvaliau iš tos pusės. Ir dabar dar prasiardžiau sėdynės, atsisukau. Tokia va situacija čia nais. Tai žodžiu, siurbiu viską detaliai. Tornadoras. Ir vėl siurblys ir tada žiūrėsim.
Čia visai neblogai atsigauti, ten jau pats sėdynę buvau įsiėmęs, tai visai gražu. Nu, aišku, dabar čia vėl pridėjo visokios smėlio visko, bet jo, skirtumas, manau, biškutį yra. Nu va, kilimukas kaip ir prasisiurbė, visai neblogai atsigavo, čia va, matau purviną, tai vėl kuriam tornadžiuką ir žiūrim, kas čia gaunasi. Nu va, su tornado pereita, dabar susiurbiu, reikia nusiurbti. Nu va, prasisiurbė. Kaip ir labai gražu. Čia buvo dėmė tokia įtapyta batais, tai mėlė nemažai buvo, tai ten pradūžiau, prakračiau, įsiurbiau. Nu ką, gražu, gražu. Toliau eisiu prie sėdynė, reikia sėdynės. Čia visur įsivalyti bėgelį, visi, nu, žodžiu, plastikai čia. Žodžiu, varau toliau. Nu ką, galas kaip ir įsivalė, įsisiurbė. Labai čia kažko nefilmau, blemba, kamera krovėsi, įsikrovė, tai... Jo, žodžiu, principas viskas tas pats, kas buvo su čionais, ta kiliminė danga, tai prasisiurbiau, tornadų perėjau, tada vėl prasisiurbiau, ten visur plastikus išvaliau, ten, čionais visur. Tai jo, kaip ir viskas švaru, gražu. Nu, dar aišku, prasisiuks, paskui čia dar pribirėjo visokių valymo metu. Bet jau vaizdas panašesnis. Tai žodžiu, dabar pereisiu prie čia viso vidaus valymo panelių šitų visų. Arba čia reikia biškį pasitraukti viską.
Tai jo, pereisiu dabar prie čionais valymo. Čia irgi, kaip matot, vairas jau toks yra nešvarumų. Nu, čia prasipus šitus tai galima išimti. Visus gumeles visada įseimu, tai dar ir po jom išvalau. Ir pačias gumas šitas išvalau, tai... Nu, žodžiu, čia paskui prieisiu prie šito. Papuką seną. Lauk. Jo. Tai žodžiu, visada pradedu nuo vairo valymo. Nes čia apsivalau. Paskui valant čia nais neprisitaško čia niekas. Tai žodžiu, pradedam nuo vairiuko. Naudoju tą patį detailingo salono valiklį. Nu, jis toks kaip ir universalus, gali ir plastiką, ir net ir tekstilę realiai gali su juo valyti. Nu, žodžiu, viskas. Salono valiklis, universalus. Susipurškiu ant šepetėlio, kad labai ten visur nepipurškinėčiau. Paskirstau chemiją po valymo paviršių. Ir įtrinu gerai. Važiuojam. Čia dėl mygtukų tai viskas tvarkoj su elektronika, paskui su oru viskas įsipučia, šitą chemiją orui pučiant jinai išdžiūsta. Taip ir čia kažkokios žalos nepridarau su šitais dalykais. Su šepetėliu čia irgi galima ir šitą vairą, šitą pukai tokie yra prisidengiu visada, kad nes taip valant, nu, matosi, kad nutaškosi visur, tai visada prisidengiu, kad ten be reikalo nepritaškyčiau visur. Ypač reikia atkreipti dėmesį į šitas siūles, nes labai dažnai ten būna daug purvo. Dar pasipurškiu, kad biškį šlapiau būtų. Kaip sakom, ant sauso negerai. Čia visur gerai. Pereinu išorę vairo. Ir tada iš kitos pusės vairo. Čia plemba gal labai pavyks pafilmuoti, kad matytųsi viskas, bet... Net žodžiu, ten iš kitos pusės irgi tas pats procesas. Viską gerai išbrūžinau. Nu, čia va dažniausiai iš kitos pusės, nes vairuojant laikant čia rankas, būna, kad taip mėgsta, taip mėgsta, tai va ten va irgi būna daug didelis sluoksnis proteino. Aišku, šepetėlio nėra labai gerai, kad taip tokį paviršių valant, nes, nu, įsiskečia labai, bet nespaudžiam taip švelniai. Tai kaip ir visai nieko čia nepasidarės. Čia irgi visur. Čia galima pasipurkšti kažkiek. Vis ne per daug. Gerai išvalom. Ten jau apačią prieš tai valiausi, tai ten jau negrįšiu. Rankavėlės irgi reikia pajudinti visur, pasukinėti, kad visi tarpeliai. Čia irgi va ant rankinėlių, jeigu matosi, tai nemažai to purvo, net byra. Tai chemija puikiai šitą purvą ištirpdo, išvalo. Problemų nėra, nereikia ten kažkokiu tai. Nu aišku, jau ten, kai būna labai didelis sluoksnis, tai jau reikėtų ir garais kokiais patirpdyti, nes ne visada ten taip labai lengvai jie nusivalo, tas toks nemažas sluoksnis to purvo rankų.
Nu, biškį prisiliečiau prie vairo čia nais. Įsivaizduojat, kiek čia laiko užbrandintas. Svarbiausia, va, tuos tarpelius visus ant rankinėlių taip pereit skuduriuką ir pradžiai nuimu tą tokį didžiausią purvo sluoksnį, kad viskas susigertų išluosti. O paskui jau ten su ta sausa apsivalysiu viską, nesisausinsiu. Va, šluostis, lemba. Pilka šluostį nesimato, bet yra nemažai purvo. Nepamirštam rankinėlę atlenkt ant pavalį. Nu va, kaip ir didžiausia dalis purvo nuimta, dabar imu sausą šluostę ir orą. Pasipučiu visur. Nu va, viskas, vairas išvalytas, gražu, švaru. Toliau pereinam prie ventiliacijos langų, čia nais speedometrą įsivalysim. Čia žodžiu, viską žodžiu dabar čia įsivalau, tada eisiu į čia. Čia dar įsirinkau tuos daiktus, tai... Kramtama guma kažkokia. Nu jo. Reikės plaut kažkaip. Tai žodžiu jo, su ventiliacijos grotelėm visada reikia jas atsidaryti. Susipuškiu chemiją, daug nereikia. Ten į vidų dar biškį, ant šepetėlio šiek tiek. Ir jo, ir gerai išbrūžint reikia. Šį būtų gerai ir šepetėlis tokio ilgesnio plauko, tai ten ir giliau tada pasiekė, bet šiuo momentu tokio neturiu, tai su tokio reikia valyti. Bet ten vis tiek paskui, va čia nusimsiu tą purvą visą likusį ir orą pūsiu, tai oras turėtų išpūsti ant tą irgi purvą visą. Tai kaip ir nėra labai didelė problema. Trumpi šereliai šepetuko. Tai jo, su speedometru tai irgi tokių niuansų yra, kad reikia biškį čia taip labai neįsismagint, labai nešlapint, nes būna, kad pavyzdžiui pučiant orą per tuos tarpelius gali pripūsti į vidų, tai labai neįsismaginu. Aišku, svarbiausia gerai nusisausinti, tada nepripūsi ten vidų. Ir čia labai toks plastikas jautrus, tai vos švelniai, tai čia su grotele irgi tas pats. Chemija. Pukšt ant šepetėlio. Ir pereinu taip. Svarbiausia irgi va ten stengtis, kaip valai, tai ne taip tiesiai, o į kampus, nes ten irgi va būna, kad lieka neįsivalo, tai pradžiai kampus taip va prasivalau, o paskui galima ir čia nais taip tiesiai. Aišku, aplinkui irgi viską. Šitas valam taip. Nu, čia prie viršaus paskui pereisiu. Ant
Magelių irgi reikia labai stipriai nešlapint, pasistengti. Čia mygtukų tai viskas kaip ir ok. Įsipūs, bet vat ekraniukas tai kampus prasivaly. Paskui ten turiu tokio specialaus valiklio Sonax ekranams. O tai paskui su tuo ekraniuką dar išvalysim, kad nebūtų toks apsiniaukęs, nes po chemijos, nu, aišku, tam stikliukui nieko nepasidaro, bet, nu, lieka toks sluoksnis matinis, tai tas vat valiklis taip atšviežino tą vaizdą. Čia viskas gerai su šita chemija, stiklam šitiem visokiam ekranam nieko nepasidaro. Nėra jinai labai agresyvi, tai kaip ir saugu valyt šitus dalykėlius. O šitą paskui ten valant. Išvalysim. Vėl tą tokią jau gan purvinoką šluostę prigėrusią purvų. Bet čia su jau reikalas tas, kad tą purvą reikia sugerti paskui jau su šaudė. Čia ant spidometro svarbiausia, kad dabar kuo daugiau sugert to valiklio nepalikt, kad prisipūstų į kraštus. Nu, čia paskui prie ekraniuko šito prieisiu. Dabar svarbiausia tą purvą visą atvalyt. Ratukus reikia šitus, nepamiršk, kad jie valūs. Nu va, vse, valom sausa. Čia plastikas jau kažkoks pabalęs, čia tai kaip viskas gerai nusivalė. Čiki, nice. Nu, kaip ir sakiau, va matos, ir ta chemija iškart išdžiūsta, tai svarbu gerai išpūst. Nu va, vaizdelis jau visai neblogas. Aišku, dulkės čia dar paskui prasipūsim, prasivalysim. Tai gavo gražu, dar čia gal pabandysiu biškutį pavalyt, matau čia prieš tai buvo biškį ir čia balta, bet ten jau kažkiek tai atsivalė mažiau, tai jo, dar pabandysiu čia pavalyt. Nu ką, pereinam prie čia. Blemba, dar čia sėdynės nepaliu, kiek paskui pavalysiu. Išmiau tą gumą. Čia tarpuose kažkodėl tai labai daug kuro. Įdomiai. Nu blemba, čia bus visai neblogas before and after. Nes jau vien ant sėdynių matau, kad įsiplaus, tai visiškai kitos spalvos, bet labai įsipurvina. Blemba, čia daiktų šitus galėjau iškart įsiimti. Bet okei.
visur kaip ir pradėti įlintą. Pirmą net su tuos šluostę pradėjau. Na tas ir yra, kad su piršinėm blemba nejauti, ar ten jisai toks labai jau šlapės, ar nešlapės. Čia įdomi kažkaip burna stipriai. Na ir oda kaip gražiai atsigavo. Jau iš rankinį užtraukė. Tokį. Ir nusausinam. Ai, va viskas okei. Įsipūtė. Nu va, ir šitą jau neiškenčiu. Porankis dabar. Žiūrėkit, parodysiu prikį. Tas pats valiklis salono. Na, aišku, jisai nėra toks labai jau skirtas odai, bet ir su oda labai puikiai susitvarko. Odos nauja spalva. Blemba labai kažkiek ir nesiskiria stipriai, bet jau matosi, kad čia švaro, čia tokia net ir čia slidesnė, o čia net limpa taip. Štai net mauna. Nu čia va matosi skirtumas. Super. Before and after. Magic. Geras. Čia vat irgi. Kaip nebuvę. Nice. Perėjau prie panelės ir pagalvojau, kad blemba šiaip tokias plokštumas tai dažniausiai su skrabu valau, bet nežinau, kažkaip va su šepetėlė, tai puk pereini, tai pereini. Dabar ten blemba skrabas ant sienos, tai gerai bus ir su šepetėlė. Dar va kaip tik geriau, ten po langų gerai prieina ir va čia va grotelis yra. Tas grotelės svarbiausia gerai išuminti. Čia va, blemba. Turim dar ir gyvių kažkokį. Nu ir kągi čia turim, ogi turim pilną daiktadėžę. Okay.
Šiau gan ilgą laiką testuoju šitą valiklį. Ir blemba, nežinau, man kiekvieną kartą aš su juo valant, man kažkoks vau būna. Ta prasme, plastiko skirtumas spalvos. Sakė, taip atrodo. Ir nei lipnus kažkoks, nei riebaluotas, nei blizgus. Super, vau. Na, čia dar prisipučiau su oru, tai ten dar biškį rodžiau drėgnas buvo, tai... Nice. Man patinka. Tai žodžiu dabar atliksiu sėdinėm cheminį valymą, išplausiu. Supurkšiu chemiją, su suktuku įsuksiu, biškį paliksiu, kad pastovėtų ir su siurbliu siurbsiu, įskalausiu ir ledas bus. Biškį per plačiai. Svarbiausia tik apsidengti visur jau ten, kur valyta, nes labai pritaškys. Suktuku perėjau ir dabar palieku, kad biškį pastovėtų chemija, kad tą purvą labiau patirpdytų, kad lengviau įsitrauktų su siurbliu. Žodžiu, sėdinių šonai nėra tokie baisūs, tai naudoju skrab pedą, praskrabinu gerai, paskui sušluostę nusausinsiu, kad neliktų chemijos perteklio. Purškį. Biškį taip įtrinu, kad įsigertų daugiau. Toks greitas, bet efektyvus gan valymas. Aišku, kaip sėdynės nėra baisios. Nes jau kai plaut reikia, tai tada jau šitas dalykas nepadeda. Nu ką, viskas, šarūnas baigtas, nusiplovi dar kėbulas, įsivalė langai, iš išorės irgi blizga, visas švarus, gražus. Tai jo, tai saloniukas irgi atsigavo žiauriai gerai. Sėdynės įsiplovė, kiliminė danga irgi įsivalė viską. Čia irgi visur švaru, gražu. Tai va, šarūniukas vėl beveik kaip naujas. Visas kvepia. Nu, aišku, dar tos sėdynės šiek tiek drėgnos, bet išdžius. Šilta kieme, tai išdžius drąsiai. Tai va, toks vaizdelis. Čia, kaip matėt, sėdynės buvo irgi gan purvinos, tai įsiplovė, tai blemba visai kita net spalva sėdynių. Gražu, švaru. Savininkas automobilio galės džiaugtis švaria mašina.
Tai va, žodžiu. Šarūniukas, viskas, pabaigtas. Gražus, švarus, kvepiantis.